Sveiki gyvi gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos, labas rytas. Sveikinasi su jumis iš Kalnų parko. Čianais šiandien 04.04 didysis šeštadienis startuos Feikeikų organizuojamos lenktynės. Jos bus ne gravel, jos bus ant asfalto. Trauma 2026. Pabandysiu šiandien ir vesti renginį, ir pafilmuoti, ir papasakoti, parodyti, kaip čia ruošiamės, kaip ten viskas vyksta. Galbūt pabandysiu vieną kartą užbėgti su dalyviais į kalnelį, nes nepasiėmiau dviračio. Turim didelį būrį vaikų užsiregistravusių, merginų turim nemažai, aišku, turim ir stiprių sportininkų. Ruošiamės stipriai, statom garsą, statom LED ekranus, statom maistą, statom visus kitus dalykus. Šiukšlių dėžes, kad būtų tvarka, ir pradėsim! Greitai dabar tik nufilmuoju, kol dar yra galimybė, kad vis dėlto per traumą šviečia saulė. Visi dirba išsijuose, kažkas influencina, kažkas instagramina, kažkas nelegaliai važinėjasi. Good job, good job, good job everybody. Mūsų antros traumos 2.0, naujasis alus. Trauma oficialiai startavo. Davai plita daužy. Šiaip čia yra depozitas. Čia alkoholinis? Čia ne alkoholinis. Aš išimu, žiūrėkit, aš išimu. Čia yra depozitas, duok vaikam užsidirbti. Tai depozitą čia dedu. 100 eurų. O. Jo. O, pirmieji! Suruošimas vyksta labai rimtai, viskas, ateina žiūrovai pirmieji. Liepsim jam pačerinti. Daug turime dujų šį kartą. Ne dujos, azotas, patrankos, šaudysim į orą. Vytauto įdedi, gerai. Marškinėlius, lipdukus, numeris, zateškių tų davėja, ne? Visų tų dalykų gavot. Nepagailėk jėgų. Sunku bus. Taip, starte panašu reikia dar porą dalykų, kažkaip dar geriau padaryti viską. Vėliavos šiek tiek turim, kažkaip atrodo, kad yra daugiau. Taip, pastumsim šitą sportininką. Sakykit, sportininkas, ar gaminasi pas jūs mitochondrijos šiuo metu? Viskas. Viskas? Jum šitam viskas sportininkui. Yra. Taigi, pakalbinsime šio renginio savanorius, mūsų motot vairuotoją, ką čia ragauja. Nealkoholinis, nu, sakyk. Nealkoholinis. Trauma. Apsimeta, kad buvo Milano ir Cortinoje, iš tikro nebuvo, nes jis tuo metu buvo visai kitoje vietoje, mes žinom. Ką, pasiruošę, bijot viską? Nieko nebijom. Laukiam. Sūnus, kaip? Nu, aš, va, kaip nori rėk. Varyk. Sūnus, pasiruošę suduot? Nepersistenk pradžioj. Orelis puikus, nei vieno debesėlio. Va, kas neatvarė į traumą, patys gailėkitės. Kaip paskui bus, negaliu garantuoti. Ir panašu, kad viską jau įsirengėme. Vėliavos traumos, Vytauto, Feikeikų, Vahų palapinė, Early Riderio zona, Feikeikų prekyba, registracija. Viskas yra čianais. Futrakas, Monsteris, dalyvių zona. Einu Paulių, pakalbinsiu, nes reikia padaryti vieną kalbančių galvų reportažą į Instagramą. Eime. Beje, pirmą kartą Lietuvoje dviračių varžybose bus naudojamas štai toks foto finišo pultas, kuris turi tokį mygtuką. Ir kas vyksta, kai jį spaudžiam? Žiūrim, spaudžiam mygtuką. Įsivaizduojat, kas darosi? Viskas labai ekologiška, labai tvaru ir panaudojama daug kartų. Nori paspausti? Tai Rapolo, pakalbinsim dalyvius. Klausyk, kas didžiausias tavo konkurentas, kaip tu galvoji, šiemet? Va, 3. Visi 3? Dar nusisveikinau, teikas. Tai ar bandysi atsirivanšuoti už pernai? Jo. Su gera nuotaika? Jo, su gera. Kojose yra košės ar vatų ar ko? Visko ten yra. Visko yra. Kaip tu, kaip? Nuo Utenos atvynėsi dviračiu šiaučiu. Faktas. Apšilimas. Apšilimas, gerai. Darei intervalų kažkokiu pakeliui? Vakar. Vakar? O tu kaip pasiruošei? Aš tai vakar labai coffee raidą dėjau ir ramiai taip. Bet tu nepadoriai degęs, tu Ispanijai buvai. Kiek laiko? 2 savaitės tik. Tai niekam nesakyk konkurentam. Meluoja, daugiau buvo. Gerai, vyrai, sėkmės. Einam pakalbinsim sportininką.
Povilai, kaip tu jautiesi diskvalifikuotas dėl to, kad tavo dviratis rudojim šonais padangom? Taip, bet tu pats reklamavai tas padangas. Aš dėl to jas ir užsidėjau. Nežinau, fake news. Paklauskim nepriklausomą žiūrovą. Ar jūs galvojat, kad prie tokio rūžavų ir vietinių elementų dviračio tinka padangos rudai šonais? Priklauso, žinot, koks bus tikslas važiavimo. Adomai, ar gražios yra šitos padangos rudai šonais? Nemeluok tik tai. Tavo. Arūnas žino. Padangos rudai šonais gerai? Pats nenešioja, bet sūnų uždėjo. Kai uždyka, tai gerai. Dabar sužinom, Povilas uždyka gavo padangas. Ne, svarbu gerai, kad suktųsi ir gerai važiuotum. Vienas patarimas, jeigu nori daugiau greičio, reikia šituos visus pašalinti. Jos visiškai naujos dėl to. Dylanui Johnsonui paskambink, jis tau patars. Aš kai guldysiu dviratį nuzulytis. Tomai, greit pasakyk, ką jūs čia įrenginėjate tokio? Mes dabar įrenginėjom Vahoo Early Rider demo zoną. Klausyk, Early Rideris, einam, pabandysi aparatus. Čia, sako, patys sukasi, patys važiuoja. Sės ant vaikiško, aš ant didelio. Aš ant šito. Nu gerai, tu ant šito, bet tu nepasieksi pedalą, man atrodo. Pasieks. O, žiūrėk, viskas. Čia turim patį geriausią Vilniaus mechaniką, kuris šiuo metu mechanikų nebedirba. Expert. Jo, nebedirba, bet jis vis dar moka gerai sureguliuoti. Pasirodo, Povilas dar ir bikefiteris. Ateisi pas mus Coffee and Bikes padaryti bikefitą. Va, žiūrėk, vyras, matai, kaip sviruoja į šonus, tikrai reiktų nuleisti spalnelį jam. Pasiruošęs sėsk ant savo? Aha, labai knyga. 6-7, tavo sizas. Visiems padėkoti, kad atėjote, padėkoti ypatingai Nagliui Šuliai, kuris mums davė labai gražią saulėtą popietę ir turėjo būti kitaip, bet yra taip, kaip yra ir labai džiugina. Žiūrovus visus kviesim palaikyti dalyvius išsirikiavus trasos šonuose palei vėliavas ir švilpti, ploti, rėkti. Taip ir prašau, nepamirškite, kad yra kavos, bandelių, Vytauto, Monsterio, Trauma alaus be abejo, alkoholinio ir ne. Vahoo zona, kur galite atsisėsti arba ant labai mažo dviratuko, arba ant didelio. Opa, va taip apšilinėja jaunieji atletai. O mes einam kviesti pirmuosius jaunuosius mūsų dalyvius prie starto linijos ir pabandysime patestuoti, kaip veikia šitą traumą. Tai yra Mira. Aš norėčiau kalbėti savo mikrofoną mačiuką ir taip ir darysiu, todėl kad didysis mikrofonas nieko neįrašinėja. 1. Važiuoja! Važiuojam, startai prasideda ir štai pirmieji dalyviai atidaro 2026 traumą. Spaudžiam! Pavykit droną! Op. Palaikome Gabrielę ir Mantę ir Karoliną. Iki galo, merginos, iki galo. Startas. Koks stiprus startas. Vyrai, daužom iki galo. Op. Nežiūrim panosim, žiūrim į priekį. Važiuojam arčiau dūmų patrankų, kad būtų įspūdingesni kadrai. Kuo arčiau patrankos. Ua, šaunuoliai. Fiksuojam jų rezultatus. Sakom jiems ačiū. Op. Nieko nespėjau čia pafilmuoti, kol vyko važiavimai, bet dabar vyks apdovanojimai. Mažiausiai merginos, vaikinai, čia patys, čia junior visi, bet tie labiau junior, va šitie labiausiai junior. Vytis Dobilas, 3 vieta. Sveikinam tave, Vytai. 2 vieta. Adas Dobilas. Čia tavo brolius? Eik, tu tiek prizų keliauja vieną šeimą, labai gerai. 1 vieta. Povilas Karosas. Ateik, Pauliau, nusifotinam su jais kartu. Ateik. Aš beveik mažesnis. Tai prizai nuo Vytauto, nuo Velanovos, nuo Feikeikų, nuo Gribhabo, nuo Vahoo. Daug visokių gerų dalykų, naudingų dalykėlių. Kviečiam vyrukus, o ne? 3 vieta. Arnas Namajūnas.
Antra vieta Utena Cycling Team Rapolas Urbanas. Pirmoji vieta Arijus Gliaudelis. Sveikinam Arijų. Opa! Merginos, ne ką silpnesnis negu šitie vyrukai, nepabijojo užsiregistruoti ir sudalyvauti šių metų traumoje. Trečioji vieta Karolina Mažeikaitė, Energus Talento akademija. Mušam žaibą. Antroji vieta Gabrielė Tunkevičiūtė, Bernatono dviračio akademija. Ir pirmoji vieta Irmantė Aleliūnaitė. Irgi iš Bernatono dviračio akademijos. Mušam žaibą, sveikinam merginos. Vedėjau, ateik ir mus nufotkins. Mums reikia su visais užsiamžinti. Ačiū merginos, lauksime jūsų ir kituose renginiuose. Artimiausias nusimato pirmasis Gravel Grand Prix etapas Utenoje. Registruokitės, lauksime prie starto, prie finišo ir maitinimo punkte. Taip, ir ačiū Energus ir Bernatono akademijai, kad taip gausiai sudalyvavo. Žmonoliai. Tikrai daug dalyvių mūsų laukia ir manau pamatysime dar daugiau emocijų. Viskas turėtų vykti dar greičiau, nes kuo didesnis sportininkas, tuo didesni raumenys, reiškia, tuo trumpiau važiuoji. Būtinai reikia pačiam išbandyti viską, pasižiūrėkim, užsisakiau Dainišą. Šitą, sakė, labiausiai mėgsta vaikai, šitą rekomendavo, nes pats gražiausias trispalvė, aš pasiėmiau šitą, nes su raugintais marinuotais agurkėliais. Wow, Amerika, ačiū. Šiaip ne Amerika. Dainišas, tai Danija. Šeiminis duetas atvyko, mėlynas vienas ir vienas rūžas. Labai gražus dviračiai, sveikas. Labas. Pasiruošę? Gatavi? Gerai, viskas, registracija čia, prašom, welcome. Labas. Matėm, kiti finišavo įdami ir stumdamiesi dviratį. Tai tu šaunuoliai iki galo, viską iki galo. Sveiki, didžiau. Kokio fotografų yra 12, 800 žiūrovų. Kaip matote, jų labai daug, reikia judinti, taip kamera atrodys daug. Mira, kokią muziką šiandien groji? Šiandien groju hausą, breikus, biški techno. Ar tu parsiveži iš Vietnamo kažkokių motyvų biški šiek tiek? Gal vienas yra. Tokį pakmaną buvai lengvai jungęs vienu metu ten kažkoks, ping-pongą. Good, gerai, mes enjoyinsim tavo muziką. Einu pakalbinsiu merginas, matau, kad dvi susitiko čia, abi dvi Gravelindos esat. Abi Marijos. Abi Marijos, amen, aš ir galvoju, nors, sakau, man dvejinasi galbūt. Tai abi dvi dalyvausi, tu tai žinau dalyvausi, o tu? Aš atėjau Marijos palaikyti. Labai gerai, Marijos palaiko Mariją, o aš palaikysiu Antaną, nes irgi aš Antanas, o Antanas mins su kostiumu, baltais batais. Matė tokį vyruką? Ir dviračių mažais ratukais, Bromptonu. Pamatysit. Bordinis toks? Taip. Domina. Domina, gerai, viskas. Tai sėkmės, Godspeed. Susitikime prie starto. Rimtai nusiteikusius sportininkus galima visuomet atskirti taip, kad ateinam ant treniruoklių ir randame juos čia. Papasakok, labas. Pavardu? Neimantė. Neimantė, klausyk. Tai tu jau pradėjai apšilinėti, nors varžybos yra tik už valandos. Taip. Šausi intervalų čia kokiu nors? Taip. Trumpų, ilgų? Koks tavo protokolas prieš varžybas visada? Negaliu atskleisti. O iš vakaro? Darai kokį coffee raidą? Tai aišku. Labai gerai, tai linkime tau sėkmės, neperkaisk ant staklių. Viskas, apšilimas padarytas? Žinokit, įkalnė. Į šonas virstų. Ai, tai tuoj brokuotai kviesime vagų atstovus, kad suformuotų kitaip šiek tiek trasą. Šiaip galima taip sakyti ir viskas. Ir imituoti į kalną. Labas, labas. Labas. Nu, klausyk, tu nepadoriai degė savo to? Aš nesitepu. Supratau. Bachūrai nesitepu. Gerai, nusiteikia padaužyti? Kažką labiau, žinai, Dėl vaibo? palaikyti idėją. Gerai, ačiū, kad atvarėt. Tai viskas turim tęsti tradiciją. Jauks. Blogasis policininkas baudžia geruosius raiderius. Sėkmės, susitiksime. Sveikas. Labas.
Pasiruošęs? Pažiūrėt taip. Nu labai gerai, mums čia renginys žiūrovams. Taip. Sveikas. Nešalk, važiuok, va ten yra vagų zona, galėjo Tai jau reikės, nes biški šalą ranką. Nedaug liko. Taip, bet čia ne ranko minti. Nebent keturiom į kalną turoposi. Grabuonis. Dauguma gyrė tave. Sariniai į kalną. Ką daryt? Bėgsiu tik tai aš, bandysiu aplenkti važiuojančius. Štai jisai šio segmento sukūrėjas 2,10 m arba 210 vertikalių sukilimo. Klausyk, kodėl paruošei tokią sunkią trasą? Vaikai čia labai sunkiai kilo į viršų. Ne vaikams skirta, čia labai statu. Čia vyram, moterim, vaikam irgi gerai, bet biški per statu gal. Mes improvizavom, paėmėm vaikams šiek tiek trasą, pastrumpinom per pusę ir iš tikrųjų jam pasisekė viskas sėkmingai. Nemažom grupelėm žiūrovai ir dalyviai atvyksta. Savanoriai, matau, savanoriauja, rankos kišenėse, reiškia, darbo nėra daug, bet tuoj jie visi gaus ką paveikti. Sveiki vyrai, nesušalsit? Nu, bandysim. Šiaip į kieno vestuvės atvyko šiandien? Su vestuviniais batais. Drama, jėga, gerai. Tai atakuosit? Full gas. Jau apšilot? Ratukas, valakai, čia atgal. Ok, į viršų kilot į 3 kryžius? Ne. Pabandykit. Ten yra toks irgi segmentas palaido grunto. Ne, tik saugom. Gerai, saugit kojas, netrukus viskas prasidės. Pasisveikinkim, padarykim vežimėlių varžybas. Davai keturačių į viršų, nes tikrai jų čia vis daugėja. Nežinau, kaip jūs dabar aš čia tupėsiu, jūs turėsit mane peržengti. Nežinau, čia nauja rungtis kažkokia tai. Jonai, kodėl tavo darbą atlieka kažkas kitas? Sveikas. Žiūrėk, aš buvo į junior grupę atvykę sportininkai iš Utenos, savo jėga atvažiavo, o tu? Su mašina. Šaunuolis, kam deginti raumenis be reikalo? Pavėjui. Jo, čia bus dar progos irgi pavėjui. O tau labiau patinka prieš vėją ar į kalną? Ką? Pasakyk. Headwind or climb? Ant rato labiau patinka. Jėga, teisingai, mano mokinys. Tai tik parodau, kad vis dėlto vedėjai visada tikrai niekada po lietum nepaklius, visada su jais vaikšto palapinę, turi 4 asistentus. Jeigu dalyvis norit su palapinė kilti, irgi duokit žinią, viską, štai, priimsiu ir Vitalį. Kur čia stabdžiai, parodyk? Tu iki galo suspaudęs? Davai, aš tave pastumsiu nuo kalno. Davai. Guldyk! O gali ant vieno rato užvažiuoti, nes ant 2 visi moka. O, viskas, aš tą trumpą kadrą ir įdėsiu. Čia irgi nėra taip gerai, kaip mano tą palapinę man virš galvos nešioja. Čia tik tai skėti virš sportininko laiko. Ne, tu realių sąlygų nepajausi, nebent tu kartu su juo bėgsi į kalną ir laikysi visą laiką. Per stipriai mini, nes matau, kad sunku susikalbėti jau tau yra. Lengvai uždusęs. Aš jau nieko nematau, žalia akis. Jau susirinkę nemažai dalyvių, jau merginų vyksta važiavimas. Ir pirmasis merginų pusfinalis 4, iš jų 2 tiesiogiai keliausi į finalą. Nemažai turime dalyvių, nemažai turime žiūrovų. Lietus jau šiek tiek nustojo ir puikus vaizdai ekrane. 2 minutės ir važiavam toliau. Kurios dalyvės? Skaistė, Nimantė. Viltė ir Greta. Visų dėmesys į ekraną. Pažiūrėkime, kaip stipriai startuoja nuo pat linijos sportininkės. Merginos bando pasivyti droną. Čia buvo foto finišas, man atrodo. Greta, come on. Šypsena. Taip, foto finišas, teisėjai nagrinėja, kas čia įvyko. Ir galim pasakyti, kad į sekantį etapą papuolė. Numeris 18 Skaistė Mikašauskaitė ir numeris 22 Viltė Kriaučiūnaitė. Atėjau prie finišo teisėjų skečio, tai girdžiu vyksta tokie nelabai legalūs dalykėliai, vyksta statymai už sportininkės. Jeigu kažkas turite atliekamas 50 €, galite tikrai prieiti čia ir viskas bus gerai suvadybinta. Minutė iki starto.
Antrasis pusfinalis merginų startavo, šiek tiek trukinėja vaizdas, bet matome, į priekį išsiveržė Brigita iš Alter Ego, ar ne? Taip, Brigė varo. Arnita sėdėjo jai ant rato, neišsilaikė. Palaikom, merginas! Brigita, tu gali! Svarbu šypsotis ir pakelti veidą, nesisfotkina! Sveikiname merginas pasiekus pusfinalio finišo liniją. Labai gražiai susitarimą. O dalyviai linkime sėkmės! Tai pakalbinkime sportininkas, paklausime, kaip įvyko šita trauma dviračio. Man jau per treniruotę leidžiasi, nežinau. Tai man, žinok, visas bylas. Dabar jau dasimušo turbūt. Dasimušot, nu tai reikėjo iš vakaro pasiruošti dviratį, profesionali komanda. Kur žiūri mechanikai? Nežinau, jau buvo paruošta, turbūt aš čia dabar dabaigiau tą padangą. Viskas aišku, labai taupiai, dadrošt padangą visada iki paskutinio akordo reikia. Junior trauma, kai vyko, tai merginos buvo 3 ir sakė paskui, mes norim su vyrukais nugalėjusiais dar palenktyniauti. Tai dabar vėl girdžiu tą patį. Va taip ratai pristatomi, guldyk. Kas nuėmė laiką? Koks greitis bus rato pakeitimo? Žiūrovai, palaikykite mechaniką, jisai atlieka puikiausią darbą. Kadangi vagų pulsą rodo irgi jau raudonoj zonai, tai ir batarkė raudona. O taip viskas vyksta mėgėjų ir profesionalų varžybose. Atsitinka visokių nutikimų. Maksimalios emocijos, maksimalus palaikymas. Gerai, pakalbėkime apie prizus. Šiandien mūsų dalyviai bus apdovanoti mūsų rėmėjo prizais. Tai yra Vytautas, Vanduo Vytautas. Pirmos vietos nugalėtojai įsteigė Vytautos spa dovanų kuponą. Bus galima važiuoti ir rekaverintis po traumos. Tada yra auklėje akiniai, Monsterio priziukai, vagų dalykėliai, marškinėliai, heart rate monitoriai. Dar naujas produktas rinkoje. Vytauto mineralinis gelis po sporto. Labai svarbu, visos dalyvės daugiausia kankinosi kartu į šitą kalną. Tai galės išsitepti rankas, kojas, nugarą. Ne, nevalgomas. Tarp sausainių nepurškite. Ant kojų, ant rankų, ant nugaros. Taip, Brigita, 3 vieta. Sveikinam. Ačiū. Nešauk, nešauk. Žodžiu, daug bandė pažintimis įtakoti viską. Ar tu, kaip ir dauguma šio renginio dalyvių, registravaisi penktadienio naktį į šeštadienį apie 12 nakties? Ne, aš registravausi prieš savaitę ir jau spėjau netgi pasitreniruoti. Kas laimėjo 2 vietą? Teisingai, Viltė Kriaučiūnaitė. Viltė, ateik. Sveikinam tave. Ačiū. Ir 1 vietos laimėtojas. Skaistė, palaikom sportininkas plojimais. Auksas. Kodėl kiek kamerų? Sveikiname merginas, nešalkite. Netrukus startuos vyrukai, ateikit būtinai tada jų palaikyti. 7 hitai po 4 žmonės, viename hite yra 5. 5 minučių pirmas vyrų startas. 5, 4, 3, 2, 1. Dėmesys į ekraną, matome startuojančius sportininkus. Netrukus jie išnirs iš už kampo ir pasirodys mums tiesiogiai. Pirmas į priekį išsiveržė Paulius Valatka, Antares Team. All in, pirmajame važiavime.
Antrasis finišuoja sportininkas, trečiasis. Ir palaikome ir ketvirtąją atletą su puikiaisiais baltaisiais vestuviniais batais ir graveliniam baltomis kojinėmis. Good job! 3, 2, 1. Toks vaizdas, kad kyla į kosmosą pagal garsą. Matai, foto finišo reikės ar nereikės? Daužyti iki galo, gražu žiūrėti. Sportininkai labai elegantiškai finišavo, bet palaikykime visus. Taip, taip, svarbu dalyvauti. 3, 2, 1. Kas ten toks pirmas į priekį? Antanas, kasgi kitas, mažiukai Bromptono ratai sukasi greitai. Ir pirmam važiavimą yra labai ypatingai svarbu atvažiuoti pirmam, nes gauni pirmą maksimalų žiūrovų ir gerbėjų dėmesio palaikymą. Šaunuoliai, Antanai, už stilių, 12 balų iš 10. Let's go, baby! 3, 2, 1. Tiek daug jų susirinkę, aš ne visų vardus ir prisimenu, ne visus pažįstu, ne visus atsimenu. Kas čia toksai? Pirmas, čia yra Nojus. Klausyk, neblogai. Tomas Grūstas. Oi, manęs vos nenušoja patranką. Wow, 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 wow. 39 numeris, Evaldas Pocius. Ir šį hitą uždaro 41 numeris Oleksij Korolkov, Team Ukraine. Prie starto linijos rikiuojasi Julius Rupšys, Vitalis Paradnevičius, 1000 km dviračių komanda, Ignas Gudelis ir Vladas Jurkevičius. Tikrai stiprus pogrupis, stiprus hitas, daug sportininkų, daug turi jie kilometrų šiemet numinę. Lietuvos putelis paskui, Vladas, Ignas, Vitalis. Ir Julius Rupšys uždaro šį etapą. Pasižiūrėkit, kokia intensyvi kova, ar tik neprireiks foto finišo. Oi, daužys. Gražu. O, vėl palindau po patranką. Come on, Arūnai, come on, come on. Kas čia, pasižiūrėkit, foto finišo prireiks. Let's go! Gediminas įdėjo visas stipriausias jėgas. Martin, Tomas, Valdemaras ir Gediminas kopia į kalną. Jiems trauma. Tik priminsiu, kad tik vienas sportininkas patenka į sekantį etapą. Tai tikrai reikia įdėti pakankamai didelį jėgų kiekį tam, kad sudalyvautų dar kartą. Yes, baby! Va tiek emocijų. Palaikom visus iki galo. Come on! Gražu, gražu vyrai, šaunuoliai. Matosi, nepagailėjo. Ne jėgų, su šypsena finišuoja. Labai gerai. 3, 2, 1. Taip, kažkas bėga, kažkas važiuoja. Antanas nusprendė su plentiniais bateliais geriau pabėgioti. 3 dviratininkai, raudonas, geltonas ir mėlynas priekyje. Priekyje mačiau Evaldas Pocius, jeigu neklystu, su mėlyna apranga. Come on, vyrai, nedaug liko. Tik tai vienas iš jūsų praeis į sekantį etapą. Nu, foto finišos. Palaikom Antaną ir jo Bromptoną, ir jo plentinius batus bei kostiumą. Batsiuvys be batų, Antanas su prakolu. Dėmesys į trasą, joje turime Vitalį, Julių ir Mantą. Pasižiūrėkime, kuris iš šių sportininkų pateks į sekantį etapą. Vitalis numynęs beveik 1000 km Sicilijoje per lietų. Jam visiškai nesvetimas tokios sąlygos. Antras pagal populiarumą youtuberis Lietuvoje. Come on, iki galo, my friend! Yes, baby! Up. Vitalį, mes labai didžiuojamės tavim. Tavim didžiuojasi ir tavo komandos nariai, nepamiršk, kur jie? Kur Valdemaras ir jo medinis bairis? Gal tu mum esi atnešęs kokį Valdemaro medinuką?
Pasižiūrėkime, 3 sportininkai, iš jų tik vienas patenka į sekantį etapą. Kasgi yra pirmasis? Gediminas, Mindaugas ar Edvinas? Jeigu neklystu, pagal dviratį ir pagal baltą šalmą pirmauja Mindaugas. Sekantis yra Gediminas, visai netoli tos yra Edvinas. Gediminai, come on, visi tave palaiko. Tiek treniruočių, tiek visko. Tu gali. Mindaugas ir Edvinas, šaunuoliai, uždaro kvalifikacinius važiavimus. Jie jau ketvirtfinalyje. Atsiprašau, jeigu man pinasi liežuvis, aš girdžiu save iš kolonėlių ir man tiesiog permuša smegenis. Tai dabar prie starto Paulius Valatka, Povilas Pozera, Lukas Talačka ir Žygimantas Matuzevičius. Aš labai noriu paskatinti visus žiūrovus, pačiupti Monsterą, nes Monsteris po truputį pakuojasi, tai kas jaučiatės energijos nukritimą. Ar turit sportininkus? Nenusimanau. Pirmieji pusfinalio važiavimai. Į ekraną. Kodėl ten rodo Paulių? Mums nereikia matyti Paulius, mums reikia matyti sportininkus, nes iš jų tik vienas pateks į sekantį etapą. Ne vienas, 2. Paulius Valatka, Povilas Pozera, Lukas Talačka, Žygimantas Matuzevičius. Azoto patrankos. Kas vyrai? Daužom. Fotofinišas. Per Marytės plauką aš galvojau, kad žygis kris. Trečdalis rato. Rimtai, kaip Tour de France. Jo, nes žygis per dešinį petį žiūrėjo, kur Lukas Talačka, o per kairę kitas sportininkas jį dūrė. Va tiek, žygį, va tiek. Taip, pažiūrim pakartojimą. Dar kartą, atsukam. Pažiūrėkime, dar kartą sulėtinti galima? Prašom sulėtinti, visiems žiūrint. Antras žygis, pasakykit. 4, 3, 2, 1. Antrasis važiavimas Artūras Kazakevičius, Martynas Bacvinka, Tomas Gruzdas ir Nojus Petkevičius. Jauni, vidutinio amžiaus, vyresni, visi vienoje grupėje, visi vienoje trasoje, visi į vieną kalną. 2 sportininkai pateks į sekantį etapą. Nojus išsiveržęs į priekį, Artūras vejasi. Come on, Artūras. Nojus, Martynas ir Tomas visi įveikė trasą. Žygiai, kaip tu jautiesi vos nepraknysęs savo važiavimą? Viskas buvo suplanuota, tikrai matyta ir pasitikėta savimi. Turėjai galinius ten sensorius, kur tau pipsėjo jausi, kad tave vejasi. Taip. Pušinam į priekį. Vladas Jurkevičius, Ignas Gudelis, Kristupas Belickas ir Gabriel Martinkevič prie starto linijos. Pamiršom. Taip, Vladas Jurkevičius, Kolibri Cycling, Ignas Gudelis, Kristupas Belickas. 6 žmonės leidžiam. Taip, paslapčia Ignas Vladui sėdė ant rato, pasižiūrėsim, kas čia bus, nedaug liko. Nu, ap. Gražu. 2 ir dar 2. Kažkodėl vienas sportininkas liko stovėti prie starto, visiškai niekur neskuba. Atrodė, kad daugiau dalyvių šioje grupėje, visi važiuos grupelėje, visi važiuos kartu, bet tokia dešrelė išsirikiavo, išsiskiedė, Arūnas šovė į priekį, jis atvažiavo net iš Utenos, nesiruošė čia pasiduoti, nesiruošė smulkmintis, varys iki galo. Fotofinišas. Mušam žaibą. Gerai, mes keliaujame susivesti rezultatų, pasižiūrim greitai, kiek čia tų sportininkų ir turime 2 pusfinalio hitus. Pirmajame Lukas, Žygis, Artūras ir Nojus. Antroji grupė. Kas tokie? Vladas, Ignas, Arūnas Urbonas ir Vytautas Gudaitis. Ar turime sušalusių žiūrovų, kurie norėtų sudalyvauti blitz rungtyje? Atsistojat prie LED ekrano maždaug toj vietoj ir užbėgti reiks iki finišo linijos ir bus galima laimėti grebo kaklaskarę, nes vis tiek pučia vėjas, dar yra šalta. 3, atbėga dar vienas, labai gerai. 1, hop, nieko savo. Aš laikau prizas, kas atbėga, kas pasiema, to ir prizas. Niekam nereikia prizo, šį laikiau pakėlęs, visi prabėgo. Sveikiname.
pirmoji pusfinalio grupė. Lukas, Žygis, Artūras ir Nojus. Lietus nustojo lyti, tikėkime toj pačioje saulė. 4, 3, 2, 1. Visas dėmesys į ekraną. Pažiūrėkite, Žygis ką daro. Jis iškart meta visus savo anglis į raumenis ir šauna iš visų jėgų į viršų. Sako, easy job. Bandė pavyti droną. Gražu, gražu. Op. Viens už kitą stipresni. Palaikom Nojų. Lietuvos komandos dalyvis. 5, 4, 3, 2, 1. Vėl Arūnas priekyje, Vladas paskui jį, keičiasi pozicijomis, vejasi droną. Dabar nėra taip svarbu pirmam ar antram atvažiuoti. Vladas, Arūnas, Ignas. Tai dabar padrasinsim žiūrovus. Nusikabinkite po vieną vėliavą nuo tų stovų. Ateikite porą žingsnių į priekį, porą metrų, palikite siauresnį tarpą, atsistokite, padarykite tokį dalyką iš vėliavų. Come on. Mes finale matysim Žygį Matuzevičių, Lukas Talačka, Vladas Jurkevičius ir Arūnas Urbanas. 4 skirtingi vyrai, 4 skirtingos komandos, elitiniai atletai ir finišo teisėjai, kurie laukia kelionės į Maljorką, nes jiem jau šala rankelės, ane? Kaip jums čia sekasi? Puikiai. Finišo procedūros sklandžios, rankas trinam, lietus nebelyja, laukiam tada finišo. 15 sekundžių, ne minučių. Neturime čia tiek minučių. 5, 4, 3, 2, 1. Čia tas momentas, kurio mes laukiame. Lukas nusprendė nieko nesitaupyti, daužti nuo pat pradžių. Ir nejaugi pasikartos pernai metų. Come on, karalius is back. Einam, pakalbinsim nugalėtoją. Lukai, greitai atvarai čia. Iš karto, mineralai, žinom, kad žuvo tavo mineralai. Kame yra paslaptis? Startas viskas. Tave kažkas prilaikė startę, stumtelio, kaip ten buvo? Jo, nematomi žmonės. Ar jautėjai už nugaros alsuojantį kitą atletą? Ne, nepajutau. Žygiai, kitą kartą garsiau kvėpuok į nugarą. Gerai, Arūnas, irgi pakalbink 4 dalyvį. Kaip? Ar sunku buvo iš Utenos atminti Vilnių dviračių? Ne, čia buvo lengviausias dalykas. O traumai? O kaip traumai? Šiek tiek be traumų. Netikėtai papulta į finalą, tai super smagu. Taip, ir dar paslaptis, kad čia turbūt yra dvigubai vyresnė amžiaus grupė negu visų kitų dalyvių kartu sudėjus. Nu, taip išeina. Pasirodo, kartais amžius neriba. O kuris važiavimas daugiausia streso kelia? Pirmas ar paskutinis? Vienareikšmiai kaip pirmas. Aš galvojau, kad tu sakysi, kad ne pirmas, o kad sūnaus važiavimas, nes jis junior traumą važiavo. Jau pripratau per porą metų. Liuks, sveikiname, finišavsi. Vladas atvarė čia, Vladai. Kas atsitiko starte? Labas, neįsisisėjo. Bet ką žinot, būčiau aplenkęs Luką šaunuolį, Lukas Žygį. Sveikinimai. Taip, bus dar šansų, bus dar trauma taksi parke, mes turbūt grįžtime ir čia į Kalnų parką, galbūt grįžtime į kitus klaimbus, o dabar ruošiame apdovanojimų Viečikę. Taip, uždarysime traumą elitinių atletų apdovanojimais. O ne? Nu kodėl? Man Žygis sakė, kada elito startai, kada elito finišai? Sakau, vat, kai elitas atvažiuos, kai čia suduos, tada bus startai, tada bus finišai, o tada bus ir apdovanojimai. Kviečiu visus dalyvius, likusius čia, visus žiūrovus, visus kitus palaikyti. Taip, padėkokime Vytautui, padėkokime Vahų, Early Rideriam, Monsteriui, Vilanovai, Feikeikam, Auklėm, Vytautui, Sakiškalui, Briukavai. Kad šiandien atnešė lietaus. Dalyviai, kurie nevalgė dar dešrainio, jūsų startiniam pakete jis yra. Dešrainis 24 dar neišvažiavo, keliaukit, pasivaišinkit. Ačiū Pilių direkcijai, kuri mums leido čia padaryti šitą renginį, nes tai yra ypatingai sunku, patekti čia gali ne kiekvienas.
Čionais šiuo metu peri paukščiai, balandžiai, visi kiti dalykėliai. Bet yra Mira, Vytautas ir Linas Mažonas. Ačiū ir už muziką. Ačiū didžiai komandai, ačiū media komandai, kuri vis dar dabar transliuoja tiesiogiai Instagramą, filmuoja į LED ekraną, ačiū jaunai medijai, viskas šitas nuguls į YouTube. Ačiū labai fotografom, labai laukiam jų kadrų, visi laukiam, manau. Taip, nuotraukas galėsite pamatyti kur, flickr.com, The Gravel Issue. Taip, ir jau bus šiandieną, tikiuosi pas mus trauma socialiniam tinkle, trauma. Taip, ačiū Azoto patrankos valdovui. Taip, ir ačiū video, puikiam vaizdam, montažam, darbui su kamerom. Žodžiu, visiems labai ačiū, kad tai įvyko. O dabar Full Trauma vyrų grupės, vyrų jėgos grupės elito atleto apdovanojimai. 3 vieta. Kas? Vladas. Nedideli nesklandumai nesutrukdė jam atsidurti ant podiumo. Ačiū, čia buvo lengviau. Statom čia. 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 Teisingai, mes dabar išmokom. Top Team Cycling narys Lukas Vismūgis Talačka. Pasirodo, senai jau dar nuo praeitos traumos buvo nusprendęs taip lengvai netiduoti pirmosios vietos. Auksas. Jėga, sveikinam nugalėtojus, galėpkit savo prizus. Wow, nespėjau nieko nufilmuoti, čia buvo daug padėkų, daug visko. Ačiū tau, kad filmavai, vienu žodžiu, ačiū visiems. Čia tik dėl rėmėjų parodau, kad atiduodam ir tą. Tu laimėjai loteriją. Visi kiti kalti, kad patys pirmi išvažiavo. Tai nežinau, buvau kamerą atidavęs savo sūnui, kad pafilmintų, nežinau ką prifilminau, nežinau kas čia susimontavo, nežinau kas gausis, bet sakome ačiū visiems mūsų draugams, kurie padėjo suorganizuoti šitą renginį, ačiū rėmėjim, ačiū visai Feikeikų komandai, media teamui, ačiū dalyviam, ačiū žiūrovam, Monsteriui, Vytautui, Vahu, Early Rideriam, Simonui ir visiems kitiem. Ate, Energus komandai iki kitų renginių. Nebijokite, ateikite, registruokitės, dalyvaukite mūsų renginiuose, dalyvaukite būsimosiuose Gravel Grand Prix etapuose. Tikrai nėra taip baisu, nėra taip blogai. Daug jaunų perspektyvių sportininkų moka važiuoti ne tik nuo kalno, bet ir į kalną. Sūnus pasirodo dar ir rūko, nors aš jam neleidau, viską filmuoju, viskas pateks į YouTube. Ačiū visiems, kas dalyvavo ir kas atėjo pažiūrėti ir be abejo partnerą. Susitiksime ant Gravel. Yes. A ne? Baigęs renginys ir oras tave gerėja iš karto. Tai mes norim dabar Zaidų longą mint. Beje, dar įjungiau, ta prasme, renginį baigiam anksčiau specialiai, nes norim paminti Zaidų su Paulium kokias 4-6 valandas dar. Pabradės per Santakos tiltą ir atgal, ne? Taip, kai mes mokam. Daužiam, dabar nedulkės, dabar po lietų čia bus labai gerai. Nereikės tau uostyti mano dulkio. Viso gero. Ate.